Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Kaip visada ir vėl pasakysiu, įsirinkit savo kortą, kokią mėgstat ir kada norit. Ir sakau po vieną, oi, tai visiška pergalė. Jūs ten, ką ten veikiat, nežinau, ką jūs tengiatės, ką jūs dirbot, kovojot, ar nežinau, ar mokėtės, laikėt egzaminus, ar kovojot dėl kažkokios vietos, dėl kažkokios karjeros. Tai va, jūs nugalėjot, jūs dabar laimėtojai, jūs dabar einat savo iškėlę galvą su visais apdovanojimais ir džiaugiatės ir džiuginat visus aplinkui. Jūs visi sveikina ir labai puikia diena ateina. Nepamirškit pasidžiaugti savo pergalėm. Nepražiopsokit jų, nepramiegokit, kad neatrodytų paskui, kad čia buvo pergalė, o aš ir nepastebėjau. Pastebėkit kiekvieną savo žingsnį, kiekvieną savo laimėjimą ir pasidžiaukit būtinai viskuo keletą kartų per dieną. Tai yra būtina, visi pasidžiaugimai pergalėm kviečia kitas pergalės su savo pasidžiaugimais. Dar vienas puikia korta. Tai karieta. Tai situacija, kai jūsų rankose, vadelės jūsų rankose, vairas, jūsų širdį ugnis, jūsų prote idėjos ir jūs einat į savo tikslą visiškai nesidairydami. Jūs žinot, kad nepaveiks jūsų niekaip kažkieno įtarinėjimai, kažkieno apkalbinėjimai ar kokie keisti patarimai. Jūs žinot, ką daryt ir jūs džiaugsmingai judat link savo tikslo ir vežate savo pačius rimčiausius, pačius tokius tikriausius, tvirčiausius ketinimus. Tai puikia diena. Jūs pastebėkit, kaip viskas puikiai spręsis, kaip viskas puikiai vyks, kaip jūs gausit visus leidimus lengvai, kaip jum keliai bus atviri. Žodžiu, pasidžiaukit rytoj tokią savo valią ir tokią savo sėkmę. Čia truputėlį vyksta, sakyčiau, lyg tai kova, lyg tai kažkokie įdomus dalykai. Jūs rytoj pastebėsit, kad galbūt atsiranda tokių labai keistų sprendimų aplinkui. Galbūt jums kažkas prieštarauja, galbūt jūs turite apginti savo nuomonę. Gal jums atsiranda tokių papildomų klausimų jūsų veikloje, tai įdomi diena. Gal kažkur reikia perspręst sprendimus, kažkur apsispręst jau tvirtai ir jų nekeist. Sakyčiau, diena ne visiškai sklandi, bet labai įdomi. Jums atsiras naujų užduočių, kurias bus įdomu spręst. Ir jūs jas su savo tokiu būdingu pasitenkinimu, su savo būdingu užtikrinamumu, ar taip galima pasakyti. Čia apie tai, kad jūs turit savo tvirtą nuomonę, jūs puikiai spręsit savo visus klausimus, kaip bebūtų jum ten iš šalies trukdoma. Įdomi diena. Tai va, o čia nauja puikia idėja kilusi jūsų mintyse, jūsų galvoj. Tokia idėja galinga, su stipria jėga, su
įkvėpimu, netgi sakyčiau, su palaiminimu. Jūs lengvai išspręsit sunkiausią savo uždavinį. Jūs šituo kardeliu praskabysit visokius brūzgynus, kurie jums bando trukdyti. Jūsų mintys skaidrios, protas šaltas, širdis karšta, jūs galingai kaip karaliai, matot kokia karūna, einat per savo dieną ir viską sėkmingai tvarkot. Jūs net nepajusit, kiek daug jūs nuveiksit darbų, jūs pasijusit vakare pavargę, bet taip džiaugsmingai pavargę, jūs įveikėt visas kliūtis.